nagrinėsim grafikus. Su dešiniu, OpenVis. Tarkim, mums reikalingas toks grafikas pagal šitus duomenis. Šiuo atveju mes matome, kad mes turime įtraukti metų duomenis, taip, bei skyrelį parodos plotas, nes man 28 tūkstančiai, 25 ir panašiai. Taigi, pažymim iš pradžių stulpelį B. Toliau laikom Ctrl mygtuką ir žymim stulpelį parodos plotas. Spaudžiam Chart mygtuką. Mums reikalingas bar. Ne? Ir dabar mums rodo du stulpelis. Vienas iš jų yra matomai metai, mėlynas. Nes nedaug tie skyrės. Bandysim paderinti, ką mes galim padaryti. Galima keisti series in row pagal eilutės, bet vėlgi mums netinka šitas išdėstymas. Grąžinam šitą. Jeigu mes uždėsim varnelę first column, tik antras stulpelis. Nu va, eksperimentų būdu mums pavyko padaryti, kad mums rodytų tik vieną stulpelį. Spaudžiam next. Kitas būdas galima nagrinėti dar data series, tai duomenų laukai. Bet šiuo atveju mums pavyko ir tokiu būdu. Spaudžiam next. Ir dabar pavadinimas, neatsimenu, paroda, tarkim. Mes labai nesigilinsim, ar tiksliai viskas gerai. Na ir spaudžiam toliau nexto jau nėra, čia legenda yra iš dešinio šono, tegul jinai legenda turi mūsų atitikti ten to pavadinimą, kur yra D3 langelė. Tikriausiai taip. O dabar rašo tiesiog columns D. Galim grįžti atgal. Next. Atgal. Ir pakoreguoti čia. Va, columns D dabar rašo. Na, rangas pavadinimui. Taip, rangas pavadinimui. Aš spaudžiam šitą žalią ir paspaudžiam šitą langelį. Parodos plotas. Paspaudžiau į D3 arba galėjom parašyti D3. Next. Paroda. X, Y, šį galim pavadinti. Spaudžiam finish. Dabar pamažinkim, kad matytume abu grafikus. Ta, kurį turim padaryti. Už krašto pasiėm su keturgubio rodiklė. Perkeliam. Gal dar šiek tiek pamažinam. Dvigubą rodiklę. Jeigu jūs išeisit iš grafikų, jį eit ne vieną kartą reikia paspausti, norint jį koreguoti, o dvigubai. Nes vieną kartą paspaudus jis yra kaip paveikslėlis, bet ne kaip grafika. Dabar mums reikia, galbūt aukštį šiek tiek padidinti. Reikalingas, kad kiekvienas stulpelėje, virš kiekvienas stulpelėje atsirastų skaičius. Kaip ir Word'e darėm, spaudžiam su dešiniu, insert data label. Atsirado skaičiai. Čia reikėtų praplėsti. Legenda matot apačioje, reiškia spaudžiame ją su dešiniu, format legend, arba dvigubai galėjom spausti. Position, pozicija, taip. Bottom, apačia, ok. Šitaip, ne, praplėstim aukštį dar. Ja galim irgi išplėsti, ne. Dabar čia eina per dvi eilutės tekstas. Font. Čia nieko nepadarysim. Tvarkoja. Galim šriftą sumažinti, jeigu norim. Galbūt font skyrelė. Sumažinam, pavyzdžiui, 8. Ok. Nieko. Per dvi eilutės eina, nes pačiam tekste eina per dvi eilutės. Čia galim dar prisiminti, kaip sucentruoti vertikalioje pozicijoje su dešiniu. Format cells. Bottom, middle. Okay.
gražiau atrodytų. Tai tiek. Nu, spalvą, jeigu mes norim pakeisti. Pavyzdžiui, šitą paspaudžiam. Čia tu border. Atsiprašau. Va, transparency. Gradient galim pasirinkti, pavyzdžiui, radial, koks nors. Ok. Ma. Arba vėl dvigubai. Va, čia dar galim spalvą keisti. Ok, foną irgi galim keisti. Šioje tuščioje vietoje paspaudžiam dvigubą ir nu, vėl, pažiūrėjau, aišku, tamsio nedarykit. Nu, kūro kainos. Pereinam į kitą, reikės va tokią va diagramą padaryti. Pažymim visus duomenis, mums reikalingi. Apačioj, kad būtų kūro pavadinimo, o dešiniam šonį, o apačioj legenda, nestandartiškai būna iš dešinės, bet jinai pakeista. Turi būti kūro kolonėlių pavadinimus. Čia kūro pačio pavadinimu, o čia kūro kolonėlių pavadinimu. Iškai taip, vėl diagramą. Spaudžiam stulpelinė turi būti. Trimatė, netrimatė. Trimatė, man atrodo. 3D. Uždedam next. Čia galim cilindr, nesilindr, piramidę. Mes paliekam tą. Next. Na, spaudžiam dar kartą next. Čia galim pakeisti pagal poreikį. Pažiūrėsim, kaip atrodys. Data serijas. Pavadinimą. Na, pas mus dabar gerai rodo. Gerai, legendą galim iš karto apačioj uždėti. Display legend. Galime nuimti, kad nerodytų legendas iš vis. Va, dingo. Mes uždėsim. Na, pavadinimą galėsim paskui rašyti, jeigu bus toks poreikis. Jeigu mums reikėtų, mes dabar va šitaip matom, jeigu mums reikėtų, kad apačioj būtų degalinių pavadinimai va šitoj vietoj, ne, o kūras dešiniam šonį, tuomet mes grįžtume atgal, back, dar back, ir čia data series in row. Ir dabar mes matome, kad pas mus pasikeitė pavadinimai ir kiekvienoj kolonėlį 3 rūšių tie. Bet mes grįžtam atgal, pakeičiam columns, next, to čia pasikeis irgi, next, na ir finish. Reiškia, norint sudaryti diagramą, jums reikia pažymėti duomenis, kuriuos jūs norit matyti. Jeigu mes dabar norim pakeisti, jau sukūrus diagramą, mes norim pakeisti, kad nebūtų įtraukta neste, pavyzdžiui, mums reikia arba Statoilo ir Ventus tik tai reikia. Tada mes galim ją pakeisti, arba iš pat pradžių reikėjo pažymėti. Nuo šičia iki šičia ir Ventus. Taip, bet tai yra paprasta, bet kaip padaryti jau iš esamos diagramos, esamai diagramai pakeitimus. Kągi, paspaudžiam dvigubai tuščioj vietai, įėjom į sritį diagramos, galim paspausti su dešiniu, data range, duomenų rangai, ne, duomenys. Dabar yra, matot, va, kūro kainos darbo lapas, nuo B2 iki F5. Nu kągi, pažymėkim tą žalią rodiklėlę ir pakeiskim. Nuo čia iki čia, toliau spaudžiam CTRL ir dar šitas langas. Nepavyko taip. Pastatom čia žymeklį ir dadedam dar šitą langelį. Aha. Nenori tokių duomenų priimti jisai. Delete ištrinam. Pažymim, CTRL, neleidžia taip. Tada reikia rašyti. Kabliataškis.
galim pažymėti. Ne, neleidžia. Pabandom taip. Ir... Ne, neleidžia. Dar iš naujo. Tada pažymim šitus, o likusią dalį jau dabar reikės rašyti. Jeigu pačioj pradžioj darytume, tai nereikėtų. Ir čia bus E2, dvitaškis, nes tarpiniai. Neleidžia šitaip. Atsiprašau. Cancel. Šitaip neleidžia koreguoti duomenų. Tada galim daryti iš pat pradžių, tarkim. Šalia padarysim dar. Pažymim šitus ir vientus. Spaudžiam diagramą. Šitų būdų leidžia. Spaudžiam next. Ir matom. Vėl A kabliataškis, kūro kainos ir taip. Galime pakeisti. Cancel. Atsisakom. Modifikuojam. Su dešiniu. Einam į sritį. Data range. Čia reikėjo dėti kabliataškį. Ir galim nukopijuoti šitą sritį. Tik pakeisti duomenis. Čia bus nuo E2 iki E5. E5, o šitam langelį iki C. Šitaip vėl neleidžia. Kūro kainos B2 C5, čia teisingai, ir nuo E2 iki E5. Neleidžia vis tik tai. Tada cancel. Padarom šitai. Buvom nusprendę. Iškart mums šitokiu būdu duoda. Čia tas pats surašyta. Bet. Next. Nieko nežymėsim. Finish. Ir gavom. Gerai, čia tik pavyzdys. Aš manau, kad su laiku bus ištaisyti tam tikri niuansai LibreOffice. Jeigu jūs po pusmečio atsinaujintumėt, jau tikriausiai bus patobulėjęs kažkurioje srityje. Virš kiekvieno stulpelio pas jūs turi būti skaičius. Einam į sritį, paspaudžiam su 10 klavišų, su 10 insert data lab. Ant geltona insert data lab. Į raudoną su 10 insert data lab. Ir į mėlyną su 10 insert data lab. Kita diagrama, įvairios diagramos. Čia padarysim vieną diagramą pagal Klaipėdos miesto savivaldybės. Galim bandyti žymėti tokius. Kai jūs pažymėt ir dar diagramą, jūs matot, ar gerai pažymėjot ar ne. Mums reikalinga, atsiprašau, pažiūrim dar. Tokia, kreivė. Taip. Šiaip metai įsiskolinimų vis tiek reikšmė kaip ir neįtraukiama. Jeigu mes žymėsim nuo čia ir čia, tarkim, pažiūrim, kas gausis. Taip, line. Čia X nepriklauso nuo Y, todėl tai yra tiesiog line, ne X, Y scooter. Linija. Tiesiog, tarkim, beta, su taškais tegul būna. Tinka, viskas gerai. Next. Apačioj metai, kairiam šone. Next. Aš nieko nerašysiu, jūs galite rašyti. Finish. Pažiūrim, ar tikrai atitinka. Atitinka. Virš kiekvieno laukelio turi atsirasti skaičiukas. Tik title. Jeigu mes jau iškart neįdėjom title, mes galim vis tiek paspausti įeiti į sritį dvigubai. Su 10. Ir su 10 tuščioje vietoje maždaug langelio. Čia artarė. Neleidžia taip. Su 10 dar kartą. Nėra, yra šiek tiek kitoks meniu. Šitoj srityje pabandom.
type. Insert type. Yra. Na ir galim įrašyti. Gerai, mums virš kiekvieno laukelio turi atsirasti duomenų tipas. Dešiniu įterpiam. Dabar jį reikia pasukti. Su dešiniu spaudžiam į tą, arba dvigubai su kairiu galim. Format data label, aš su dešiniu paspaudžiu ir keičiam posūkį. Ir turi atsirasti iš apačios su dešiniu, format label, data label, duomenų tipas, above, below, iš apačios. Už kraštą pasiėm. Gerai, tai šioje vietoje pažymim su keturgube, perkeliam. Metai atsiras, kai jūs praplėsite. Va. Dėkui uždėmesį ir su grafikais tiek. Darom, nesaugom. Na ir iš šito failo keletą uždavinių. Formato kopijavimas. Pavyzdžiui, mes norim nukopijuoti formatą į kelias vietas, ne? Atsiprašau. Darom failą su dešiniu OpenVis LibreOffice. Taigi, norim šitą formatą nukopijuoti į kitas vietas. Dvigubai teptuką ir spaudžiam į langelį A11, C11, E11, G11. Ne? Praplečiam stulpelius atitinkamus tarp C ir D dvigubai, tarp E ir F ir tarp G ir H dvigubai. Laukeliai tilptų. Ne? Jeigu mes norim iškart kelis stulpelius praplėsti, tada ir pažymim, pavyzdžiui, A, B, C. Atsistojam tarp C ir D ir plėčiam. Jūs man dabar 5,14 bus. Visi prasti. Žodžių perkeliamas. Su Alt Enter tai yra galimybė tik tai Microsoft Excel'e, ne, programą. Jeigu mes norim antrą žodį perkelti, dvigubai pastatom, pažymim šitą langelį, pastatom žymeklį toj vietoj, kur norim gal kitaip. Paspaudžiam su dešiniu, format cells, kaip ir anksčiau aiškinau. Format cells, skirelis element, išdėstymas, wrap text. Jis persikels automatiškai, jeigu bus mažesnis stulpelis. Turėjo persikelti, atsiprašau. Nepersikelia. Šiuo atveju neleidžia. Šitam langelį kažkokie yra nustatymai. Na, mes šitą dalyką jau nagrinėjom. Kitur tokia galimybė bus. Ką, dabar mačiau, tarkim, gal mes grąžinkim Ctrl+Z, neplėskim tų stulpelių. Dar. Šitam geltonam langeliai reikia rašyti skaičių 200. Jeigu parašiau ir Enter paspaudžiu. Jeigu šitam langelį anksčiau buvo priskirtas, kaip mes kalbėjom, formatas datos formatas, tuomet reikia pakeisti duomenų tipą į tą, kurį mes norime. Spaudžiam šitą sritį su dešiniu, format cells, number, kiek mums skaičių po kablelių, mes galėsim paskui pakeisti. Ok, jeigu mums reiktų kelių skaičių, ne, mes šitai padarytum. Arba LT ženklas. Aš jau atveju $. Todėl, kad paskutinis, matyt, nustatymas kažkur buvo, atsiprašau. Su dešiniu, format cells ir currency LT. LT. Okay. Taip, o šitam langelį reikia X parašyti kvadratu, tarkim. X
ir spaudžiam su dešiniu klavišu charakter, font position, superscript, ok, ir rašom dvejetą ir enter. Jeigu reiktų x su apatiniu x laipsniu, parašym x, pavyzdžiui, b langelį su dešiniu, charakter, subscript, ok, ir rašom skaičių 2, pavyzdžiui. Teksto apdarojimo funkcijos. Gerai. Konkatenata apjungia dviejų stulpelių tekstą į vieną langelį. F nuo X, pastatom žmeklių, konkatenata, next, imam langelį B7, šičia tiesiog tarpą įrašom, kad būtų su tarpu apjungimas, o šitam langelį pavardę prijungsim. Nu ir ok. Praplečiam B stulpelį, nukopijuojam formulę ir matom. Čia jau bus B8, C8, čia bus B9, C9 ir taip toliau. Upper paverčia teksto duomenis į didžias raidės. Aiškiai, F nuo X, pastatom žymeklį čia, up. Next, pažymim langelį, pavyzdžiui, vardenis. Ok, pavertė į didžias raidės to langelių duomenis. Nukopijuosim žemyn, pažymėsim šitą langelį, nukopijuosim į dešinę, paims sekantį stulpelį, sekančio stulpelio reikšmę, nukopijuojam žemyn. Čia su left, su right, savarankiškai, duomenų formatas nagrinėjam, sumas nagrinėjam, nusidėvėjim, praleidžiam. Sąrašai, darbas su sąrašais. Kaip užšaldyti tam tikrą sritį. Pavyzdžiui, mes norim judant į žemyn, jeigu yra daug sąrašų, matyti visą laiką 13 eilutę, o judant į dešinį matyti A ir B stulpelį. Žymeklį geriau pastatyti tam langelį, kurį mes norim užšaldyti. Jeigu mes norim užšaldyti ir stulpelius ir eilutės, tuomet nerekomenduojama statyti prie krašto, pavyzdžiui, A stulpelį arba tiesiog pirmoje eilutėje. Tiesiog kažkur toliau šiek tiek. Spaudžiam Windows, split, reikia suskaldyti, reiškia šitą juostą pilką, prieinam prie šitos vertikalios juostos su kairiu pilies kai atsiranda dvigubą rodiklę, paspaudžiam su kairiu pilies klavišu ir traukiam iki 13 eilutės. Taip, čia dubliuojasi, bet taip ir turi būti. O čia buvo horizontaliai, o vertikalią juostą, prieinam prie vertikalios, paspaudžiam su kairiu klavišu, kai buvo atsiradęs, ir traukiam iki B stulpelį. Tai, kad dubliuojasi, tai gerai. Tiesiog vertikaliai juosta turi būti už B stulpelį, tam, kad matytųsi A ir B, o horizontaliai už 13. Antras veiksmas – užfiksuoti. Windows phrase. Ir judant žemyn mes matom, kad duomenys išlieka. Judant į dešinę mes taip pat matom, kad pirmieji 2 stulpeliai. Jeigu jums padarėt kažką užfiksavot neteisingai, panaikinti Windows phrase ir vėl bus atšaldytas. Kitas svarbus dalykas tai yra duomenų rūšiavimas. Pavyzdžiui, mes norim surūšiuoti duomenis pagal pavardės. Arba pagal adresą, tarkim. Arba pagal 2 stulpelius, pavardę ir adresą. Žymeklis vėlgi turi geriausiai, kad stovėtų antraštinėje eilutėje. Galim paspausti sort ascending, song descending čia mygtukus, arba tiesiog per datą sort, jeigu nori pagal kelis stulpelius. Pirmas raktas pagal pavardę, o antrą pagal adresą rūšios. Ir čia didėjimo arba mažėjimo tvarka. Ascending didėjimo bus nuo A iki Z, o descending nuo Z iki A. Tarkim, adresą atvirkštinį tvarką pasirinksim, ok. Ir matom, kad mums surūšiavo iš pradžių eina iš D raidės, iš M, toliau iš A. Atsiprašau, vis tiek pas mus
jeigu mes, aišku, adresą pakeistum Aldonai, pavyzdžiui, ša raidės kažkoks adresas prasideda ir vėl surūšiuosim, tada mes matysim tų dviejų stulpelių pasirinkimą. Va. Kad mes surūšiavam pagal du stulpelius. Ulčinaitė Aldona su adresu, kurios adresas prasideda ša raidės žemiau, ne? Kadangi mes ZA pagal adresą lauką rūšiavam. Nu ir kiti atitinkamai surūšiuoti. Dabar jeigu mes norime išfiltruoti duomenis, tai yra matyti duomenis, kuriuos, pavyzdžiui, tik moteris, tarkim, arba pagal adresą, tarkim, kažkokias nori matyti. Jeigu yra didelis duomenų kiekis, tai yra labai efektyvus ir naudingas veiksmas. Data filter, auto filter ir pasirinkam, kad vyrų nerodytų. Okay. Jeigu mes norim, kad mums rodytų moteris, kurių atlyginimas virš 100 svarų, draudimas arba priskaičiuota suma, pavyzdžiui, virš 1000 svarų. Taip, tuomet mes, aišku, jeigu čia bus daug tų varnelių, bus nenaudinga. Taigi, pasirinkam dar antrą stulpelį, standard filter. Pirmą lauką mes matom, jau išrūšiavam pagal moteris, and ir, reiškia, rūšiuot pagal priskaičiuotą sumą, ne, priskaityta suma, daugiau už 1000 svarų. Ok. Taigi, išrūšiavam, galim praplėsti stulpelį J, išrūšiavam duomenis, išfiltravom duomenis ir matom duomenis, kurių moteris, tik tas moteris, kuriems priskaičiuota suma yra viršė 1000 svarų. Gražinti, tiesiog vėl standard filter ir nona. Uždedam. Ok. Gražinam ir jeigu norim moteris gražinti, vėl varnelį uždedam. Ok. Matom visus duomenis. Tarkim, mes norim suskaičiuoti, kiek yra moterų. Ne? Tarkim. Tuomet tam gali būti panaudojama funkcija count if. If žodis žinot. Ką reiškia? If jeigu. Ne? Pasirinkam f nuo x. Count. Count. 3 raidės rašiau. C-O-U. Count if. Next. Rangą. Pažymim rangą nuo 14 iki 39. Ne? Kriterijus. Kurio kriterijum sutampa? Kabutės reikia rašyti. Moteris. Kabutės uždarom ir spaudžiam OK. Matom, kad 11. Tarkim, norim suskaičiuoti, kiek yra vyrų. Taip, f nuo x. Vėl count blank. Count if, atsiprašau, count if, next, rangas šitos ryties ir jei sutampa su žodžiu vyras ir spaudžiam OK. Taip, nuo A14 iki 39, viskas gerai. Praplečiam va šitą vertikalią juostelę arba horizontalią juostą, paėmus iš vertikalaus brūkšnio. Prie jo atsiranda dvigubą rodiklį, kurie reiškia, kad galim praplėsti. Na ką dar? Apie gaminius. Darbo lapas gaminiai. Na ir tarkim, mes čia ištrinkim iš pradžių šitą. Ištrinsiu ir panaikinsiu galimybę pasirinkti. Šitam langelį yra galimybė rinktis iš šitos ryties, kaipgi tai padaryti. Galim panagrinėti, kaip tai panaikinti, datą, validyti ir alvaloje. Standartiškai būna šitas reikšmė. Na ir kaipgi šitas dalykas buvo padaromas.
Tai naudojam tuomet, kai mums reikia iš didelio sąrašo, kad pasirinkti kažkokią prekę, tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą rašyti, jeigu jinai kartuojasi. Jeigu, aišku, nesikartuoja, tuomet toks dalykas nėra reikšmingas. Taigi, pažymim tą sritį, toliau einam datą, validi, cells rang ir pažymim sritį, kurią mes norim įtraukti. Va, nuo B3 iki B5. Doleriai automatiškai uždėti. Ir tada pažymim šitą langelį C10, išplečiam, pasirinkam. Pažymim, išplečiam, pasirinkam. Pažymim, išplečiam, pasirinkam. Gerai. Tęsinys bus kitoj pamokoj. Dėkui už dėmesį.